Džiugu man būti kartu su jumis Viešpaties namuose, džiugu atsiversti Dievo žodį, kadangi šiandieną yra ypatingas sekmadienis šiame surinkime, nes mes galėsime dalyvauti Viešpaties atminimo vakarieniai ir prisiminti Viešpatį Jėzų Kristų ypatingai, jo mirtį, jo pralietą kraują, susimastyti apie tai ir dėkoti jam. Leiskite man padaryti trumpą pertrauką patarlių knygoje. Ir aš šiandieną paimsiu vieną tiesą iš Biblijos, kuri nekalba apie Kristaus mirtį, nekalba apie Kristaus kančias, nekalba apie jo pralietą kraują, bet norėčiau paimti vieną jums gerai žinomą tiesą iš Biblijos ir dar kartą prisiminti kaip kurias tiesas. Kaip svarbu, kad viskas Dievo žmogaus gyvenime koncentruotųsi į vieną patį svarbiausią asmenį, tai yra Viešpatį Jėzų Kristų. Aš kviečiu, kad mes atsiverstume šiandieną savo Biblijose Mato Evangelijos 14 skyrių. Mato Evangelijos 14 skyrių. Mato Evangelijos 14 skyrius. Ir rašto ištrauka, kurią aš norėsiu perskaityti jums ir jūs galite sekti savo Biblijose, kada skaitysiu, yra nuo 13 iki 21 eilutės. Mato 14, nuo 13 iki 21. Tai išgirdęs, Jėzus valtimi nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Išlipęs Jėzus pamatė daugybę žmonių. Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui, priėjo mokiniai ir tarė, čia dykvietė ir jau vėlus metas. Paleis žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Bet Jėzus jiems atsakė, nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė, mes čia turime tik 5 kepalus duonos ir 2 žuvis. Jis tarė, atneškite juos man. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 duonos kepalus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė kepalus mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino ir surinko 12 pilnų pintinių likusių trupinių. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų, neskaičiuojant moterų ir vaikų. Aš manau, kad kada skaitome šį pavyzdį, kada skaitome šias tiesas, kada skaitome šią nuostabią istoriją, kurią turime Biblijoje, mes galime labai aiškiai matyti keletą dalykų. Mes galime labai aiškiai matyti tiesą, kokia būna žmonių reakcija į situaciją. Ir galime matyti labai aiškiai, kaip Viešpats viską žiūri, kaip Viešpats viską mato. Be abejo, žiūrėdami šitą rašto vietą ir šitas keletą eilučių, mes galime matyti kaip kuriuos dalykus. Ir tos tiesos yra apie tai, kaip Dievas patenkina šiandieną žmonių poreikius. Būkime atviri. Žmonės šiandieną labai daug kalba apie savo poreikius. Labai daug pabrėžia, kokie yra jo poreikiai. Prieš 3 mėnesius man teko kalbėti su vienu jaunu vaikinu, kuris yra paauglys. Ir jisai auga daugiavaikėj šeimoje. Ir turi šeimoje dar yra vaikučių nemažai. Tas vaikinas yra pats jauniausias. Ir jisai sakė man, mano mama padarė klaidą. Ir aš klausiau, kokią klaidą? Ir jisai sakė, žinai, aš turėjau būti vienas vaikas šeimoje. Ir galėjo būti dar kitas vaikas šeimoje, bet ne tiek daug. Aš sakiau, kodėl? Jisai sakė, mano poreikiai būtų kitaip patenkinti, jeigu kitų vaikų nebūtų. Visai neseniai Delfi svetainėje aš skaičiau straipsnį,
Ir straipsnis buvo, aš nesakysiu apie kurį žmogų, bet Lietuvoje yra labai tas toks vienas įdomus žodis, kada klausote informacinių priemonių – žvaigždė. Žvaigždė. Aš kartais žiūriu ir klausiu, kur čia tos žvaigždės, bet žvaigždė. Ir viena vadinama žvaigždė sako, nei iš šio, nei iš to nusprendžiau palikti savo žmoną, nei priežasties, nei kad pykosi, nei kad kažką darė, nei kad žmona būtų neištikima. Ir jisai rašo straipsnio pabaigoje, mano poreikis buvo turėti laisvę, o žmona mano laisvę suvaržo. Šiandien yra didelis dėmesio kreipimas į savo poreikius. Ir kartais tas dėmesio kreipimas į savo poreikius, dėmesio kreipimas į save atskleidžia polinkį į savo naudiškumą. Apaštalas Paulius 2 laiške Timotiejui 3 skyriui rašė, kad labai didelis dėmesys į savo poreikius, tai yra savo naudiškumą, savimilą, bus paskutinių laikų požymis. Aš norėčiau šiandieną sugrįžti prie šitos rašto tiesos kartu su jumis ir pažiūrėti, kaip svarbu vadovautis Dievo mąstymu, Dievo tiesa, kada mes kalbame apie situacijas, kalbame apie poreikius ir nesivadovauti žmogišką arba pasaulio filosofiją. Pirmiausiai, kada mes pradedame skaityti šitą tiesą ir pradedame skaityti šias eilutes, pasižiūrėkime visi kartu į viešpaties nusistatymą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus nusistatymą. 13 eilutėje parašyta, kad tai išgirdęs Jėzus valtimi nuplaukė į dykvietę, į vienumą, bet minios, kada sužinojo, iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Išlipęs Jėzus pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Mes matome, kad viešpats matė situaciją, viešpats matė poreikius, viešpats matė tai, kas yra, viešpats matė tos žmonės, viešpats ne tik matė žmonės, viešpats matė jų širdis. Ir šitoje situacijoje viešpatės reakcija į tuos poreikius buvo užuojauta ir pagydymas. Bet žinot, kartais Dievas neskuba tenkinti visų mano ir tavo poreikių. Tada iškiltų klausimas, kodėl tas poreikis toks didelis, man taip reikia, ta situacija taip spaudžia, kodėl Dievas neskuba? Dievas kartais moko kantrybės ir Dievas moko pasitikėjimo juo. Bet žinot, tokiomis akimirkomis priešas visą laiką gundo abejoti Dievo gerumu. Ar Dievas iš tikrųjų geras? Tas poreikis čia, ta situacija čia. Ar Dievas iš tikrųjų geras? O kartais jūs turbūt išgirstate frazę iš kaip kurių žmonių, kad kartais priešas net gundo tave abejoti Dievo egzistavimu. Net kartais žmonių bažnyčiose girdi minčių, kada jam sakai kaip kurios dalykus, o žmogus sako, tai kur tas Dievas buvo, ar ne? Tai kur tas Dievas? Ir atrodo šiandien, kiek mes girdėjome, vienos jaunos moters vaikinas išėjo į darbą ir šiandien jinai ryte gavo žinią, numirė, mažas kūdikėlis, iš Rusijos žinia. Atrodo, tik kad 2 žmonės susitokė, tik kad pasakė, kad mes laimingi, visas gyvenimas prieš akį ir kita situacija. Žmonės tarnavo stovykloj, skelbė Dievo žodį, visi susėdo į autobusą, važiavo pakylėti ir be abejo tie, kurie laukė prie bažnyčios, kad pasiimti savo šeimas, sulaukė autobuso su žinia. 3 žmonės žuvo. Tai kur tas Dievas, pos kaip kurios klausimas iškyla? Kur jo gerumas? Bet Dievas leidžia kaip kurias situacijas į mūsų gyvenimą, kurios moko kantrybės ir moko pasitikėti juo.
Kad mes suprastume geriau šitą situaciją ir prisimintume, ką Jėzus moko, 13 eilutėje yra labai du svarbus pirmi žodžiai. Tai išgirdęs. Ir tada mūsų klausimas būtų, ką išgirdo šioje situacijoje viešpats Jėzus Kristus. Kontekstas mums atsako nuo 10 eilutės. Jis pasiuntė nukirsti kalėjime Jonui galvą. Jo galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. Jono mokiniai atėję pasiėmė kūną ir palaidojo ir nunešė ir nuėję pranešė Jėzui. Jonui Krikštytojui nukirsta galva karaliaus Erodo įsakymo. Sužinojęs apie tai, viešpats Jėzus Kristus norėjo pabūti vienumoje, norėjo nuvykti ir nuplaukti į nuošalę vietą, norėjo tiesiog praleisti laiką vienumoje, sužinojęs šią žinią. Bet jis išlipa iš valties 14 eilutėje, pamato daug žmonių. Jisai palieka nuošalyje savo emocinius išgyvenimus ir jisai patarnauja tų žmonių poreikiams. Viešpaties nusistatymas šioje situacijoje, šioje vietoje, kaip mes matome, patarnauti kitų žmonių poreikiams. Bet taip pat, skaitydami šitą vietą, antra tiesa, koks yra žmogaus požiūris į situaciją, arba koks žmogaus požiūris yra į tos poreikius, kurie iškyla. 14 skyriaus 15 eilutėje mes skaitome, atėjus vakarui, priėjo mokiniai ir tarė, čia dykvietė ir jau vėlus metas, paleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Pirmiausiai, leiskite jums pasakyti, kad žmogiška prigimtis labai dažnai yra užmarši Dievo stebuklams ir tai, kad Dievas padaro žmogaus gyvenime. Žmogaus prigimtis yra labai užmarši, ką Dievas padaro žmogaus gyvenime. Kodėl aš visą tai sakau? Mes tuoj pažiūrėsime truputį daugiau į šią tiesą ir mes žinome 5 žuvis, 5 duonos kepalai, 2 žuvis, 5000 vyrų, plus moteris ir vaikai. Bet jeigu jūs labai greitai atsiverstumėte Mato 15 skyrių, Mato 15 skyriui, pažiūrėkite 36 eilutę, tada paėmė 7 duonos kepalus ir žuvis, padėkojo, sulaužė ir davė savo mokiniams, o mokiniai miniai. Jie turėjo 7 duonos kepalus ir žuvis daugiskaitoj, mes nežinome, kiek turėjo. 307 eilutėje sako, visi valgė ir pasisotino ir surinko 7 pilnas pintinės likusių trupinių. O valgytojų buvo 308 eilutėje 4000 vyrų, neskaičiuojant moterų ir vaikų. Čia jie turi 4000, turi 7 duonos kepalus ir turi žuvis. Bet jeigu jūs pažiūrėtumėte, kas parašyta pradžioje, 33 eilutėje mokiniai jam atsakė, iš kur mums imti dykumoje tiek duonos, kad galėtume pasotinti tokią didelę minią. Jis klausė jų, kiek turite duonos. Jis atsakė 7 kepalus ir kelias žuveles. Jie tik turėjo 5000 žmonių, vyrų, moteris ir vaikus, 5 kepalus ir 2 žuveles. Jėzus pažvelgė į dangų ir visi pavalgė. Truputį vėliau, jie turi 1000 mažiau vyrų, 4000, 2 duonos kepalais daugiau, nesu tikras dėl žuvų, bet irgi daugiskaitoj. Ir mokiniai, praėjus visai nedaug laiko po 5000 pamaitinimo,
klausia, iš kur imti duonos. Ar žmogiška prigimtis nėra užmarši? Tai, ką Dievas padarė, taip, kaip Jisai veikia, taip, kaip Jisai padėjo. Ar jūs atsimenat tą giesmę, aš net atsispausdinau šiai dienai lapą? Jeigu tarp gyvenimo bangų esi, nusivylę sunkią naštą vos neši, suskaičiuok palaimas savo tu tik tai ir nustebsi, Dievas davė jų apsčiai. Tu skaičiuok, išvardink jas visas, prisimindamas džiugias dienas. Tu skaičiuoki paeiliui visas, viešpats laimina širdis ištikimas. Mylieji, mūsų žmogiška prigimtis labai dažnai linkusi užmiršti, bet kartais reikia sustoti, pažvelgti į dangų, kai viešpats pažvelgia, ir tiesiog ramiai paskaičiuoti palaimas ir pagalvoti apie tai, kaip Dievas veikia, dėkoti jam, nes ta žmogiška prigimtis dažnai linkusi užmiršti. Kada mes kalbame, kaip žmogus dažnai žvelgia į situaciją, žmogiška prigimtis linkusi į ką koncentruoti dėmesį? Į neigiamas aplinkybės mūsų gyvenime, o ne į Dievą, kuris pasiruošęs padėti. Mes skaitome 14 skyrių ir mes matome 15 eilutę. Ir eilutėje parašyta, atėjus vakarui. Kada mes skaitome ir truputėlį studijuojame tai, kas buvo Izraelyje, ir kada studijuoji jų dieną Biblijos laikais, aš nesu tikras, kaip jie dabar dieną suskirsto, bet Biblijos laikais hebrajai Izraelyje turėdavo 2 vakarus. Jeigu vaikščiotum tuo metu Izraelyje ir kalbėtum su hebraju, jie labai tau aiškiai paaiškintų, kad Izraelyje tuo metu buvo 2 vakarai. Mes skaitome 14 skyriaus 15 eilutėj, atėjus vakarui. Ir kada mes skaitome tą patį skyrių, 14 skyriaus 23 eilutė, kada jisai paleidžia minią, jis užkopė nuo šaliai į kalną melstis ir mes vėl turime išsireiškimą atėjus vakarui. Jis buvo ten vienas. Pirmas vakaras Biblijos laikais pas hebrajus būdavo po 15 valandos. Jie jau tai sakydavo, atėjo vakaras. Kitas vakaras pas hebrajus būdavo, jeigu su jais kalbėtum Biblijos laikais, kada saulė nusileisdavo. Tai yra vėlgi atėjus vakarui. Ir mes matome šitoj eilutėj atėjus vakarui. Reiškia, mokiniai sako, 14 skyriaus 15 eilutėj, žiūrėdami šitą situaciją, jau vėlus metas. Pietų metas jau praėjo. Metas yra nepalankus šiuo metu. Bet mokiniai po to kalba su viešpačiu Jėzumi tiesiogiai ir jie sako, po šito teiginio atėjus vakarui priėjo mokiniai ir tarė. Ir pirmi 2 žodžiai 15 eilutėj, kada jie tarė, jie sako, čia dykvietė. Jie ne tik sako, kad laikas nepalankus, jie sako, vieta yra nepalanki. Čia yra dykvietė, visai vieta nepalanki. Ir kada mes skaitome šitą eilutę, mokiniai sako, paleisk žmonės. Bet žinot, mums reiktų sustoti ir pamastyti, pasižiūri aplinkui, 5000 vyrų, ir raštas mums sako, neskaičiuojant moterų ir vaikų. Vadinasi, jeigu pamastytume šitoj vietoj,
Kiek žmonių aplinkui jie galėjo matyti? Kiek žmonių jie galėjo matyti? Minimum 10 000, o gal truputėlį daugiau. Ir šitos tiesos arba šitas stebuklas yra užrašytas visose 4 evangelijose. Ir vienoje evangelijoje parašyta, jie surado berniuką su 5 duonos kepalais ir 2 žuvelėm. Ir įsivaizduojate, jie suranda tą berniuką, 5 duonos kepalai ir 2 žuvelės, žiūri, mato mažiausiai 10 000 žmonių. Ir jie sako, Jėzau, geriau paleis žmonės. Jėzau, geriau paleis žmonės. 5 kepalai, 10 000 žmonių, 2 žuvis. Ir mokiniai mąsto, net neverta pradėti. Kas atsitiko šioje vietoje? Mokiniai antiek susikoncentravo į problemą ir į situaciją, kad jie užmiršo, kas stovi šalia. Jie užmiršo, kas stovi šalia. O kada mes kalbame, kas stovi šalia, Jono Evangelija, atsimenat, kaip prasideda? Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo tas žodis. Per jį viskas atsirado ir be jo neatsirado ničnieko. Stovi šalia žodis. Ta žodis yra Dievas. Hebrajų laiške mes skaitome, kad jis yra Dievo šlovės spindesys, jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu. Štai, kas stovi šalia. Bet jie mato tik 10 000, tos 5 duonos kepalus, 2 žuveles. Ir be abejo, reakcija labai normali žmogiška. Paleiskime žmonės, viešpatie Jėzau, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Todėl, kada mes skaitome šitas eilutes, mokiniai sakė, vakaras, nepalankus metas, mokiniai sakė, dykvietė, nepalanki vieta, sprendimas paleis žmonės. Bet žinot, kada žvelgi dar į 17 eilutę, jie atsiliepia, mes čia turime tik 5 kepalus duonos ir 2 žuvis. Mokiniai matė tik savo išteklių ribotumą. Jie sako, mes riboti ištekliuose, tik 5 duonos kepalai ir tik tai 2 žuvis. Mūsų išteklių ribotumas šioje vietoje, kada mes matome 10 000 mažiausiai žmonių. Išteklių ribotumas. Mylieji, ar jūs atsimenat momentus savo gyvenimuose, kada labai mažai jūsų gyvenimuose Dievo rankose patapdavo labai daug? Labai mažai tavo gyvenime Dievo rankose patapdavo labai daug. Todėl mes matome, koks dažnai būna žmogiškas požiūris. Prieš užbaigiant šitą antrą tiesą, koks būna žmogiškas požiūris, leiskite man užduoti klausimą kiekvienam. Ar Dievo žmogui trūksta išteklių? Ne. Kartais man trūksta pasitikėjimo Dievu ir prisiminimo, kad su Kristumi Jis padovanojo viską, ko man reikia gyvenimui ir dievotumui. Todėl žmogiškas požiūris dažnai turi tendenciją
susikoncentruoti į aplinkybės ir į situaciją. Trečias, Jėzaus požiūris į poreikių tenkinimą. 16 eilutėj parašyta, Jėzus jiems atsakė, nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Aš norėjau paklausti jūsų, Jėzus sako mokiniams, duokite jiems valgyti. Ar Jėzus nežinojo, kad jie labai riboti maiste? Jeigu jisai visažinis Dievas, jis viską žinojo. Jis žinojo kiekvieną duonos kepaliuką ir kiekvieną žuvį. Tada, kodėl jis taip sako žinodamas, jūs duokite jiems maisto, jisai taip sako, kad patvirtinti savo stebuklą, kurį jis to jau padarys. Ir sako, jūs duokite jiems maisto. Jėzus sako, nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jisai sako, aš esu Dievas ir galiu visą tai išspręsti. Aš matau šitą situaciją ir aš galiu patenkinti poreikį. Mielieji, vėlgi, svarbiausiai neužmiršti, kad šalia visada yra tas, kuris yra žodis, yra tas, kuris viską laiko savo jėgos žodžiu. Skaitydami šitą skyrių, mes matome 18 eilutėj, kad Jėzus tarė, atneškite juos man. Tai yra atneškite 5 duonos kepalus ir 2 žuvis, tai ką mes turime. Ir 19 eilutėj jis liepė miniai susėsti ant žolės. Paėmė 5 duonos kepalus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė kepalus mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Jisai pažvelgė į dangų, jis palaimino visą tai. Ir mes matome toliau veiksmą, kepalai duodami mokiniams, o jie dalina žmonėms. Turbūt daugelis iš jūsų esate skaitę apie Antrą pasaulinį karą. Ir jūs turbūt skaitėte, kokia blokada vyko tuo metu Leningrade. Ir jūs turbūt esate daug istorijų skaitę apie to meto. Ir turbūt tikriausiai, kaip kurie esate skaitę situaciją, kada vienai šeimai labai reikėjo maisto ir jie turėjo šunį ir šuo kiekvieną dieną iš kažkur šeimai atnešdavo maisto. Kiekvieną dieną iš kažkur atnešdavo maisto. Maisto atnešimas tai šeimai baigėsi tą pačią dieną, kada Leningrade baigėsi blokada. Vėlgi, mes kalbame, kaip Dievas veikia ir koks Dievo yra požiūris. Ir mes matome, kad jisai pažvelgė ten, kur reikia, ir moko mus pažvelgti ten, kur reikia. Jis pažvelgė į dangų, nors aplinkui 10 000, aplinkui sunkumai, aplinkui sunkios situacijos, bet jis moko žvelgti ten, kur reikia situacijose. Tas pats, kaip Hebrajų 12 sako, žvelkite į savo tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų Kristų. Tai yra tas pats ir jisai pažvelgia į ten, kur reikia. Ir mes matome, kada žvelgiama į ten, kur reikia, kokios yra pasiekmes. 20 eilutėje rašo, visi valgė ir pasisotino ir surinko 12 pilnų pintinių likusių trupinių. O valgytojų buvo apie 5 000 vyrų
neskaičiuojant moterų ir vaikų. Ką padarė Dievas? Jis ne tik parūpino, mes matome perteklių, jie surenka 12 pintinių trupinių. Jis davė daugiau negu reikia. Viešpaties nusistatymas, jisai paliko emocinius išgyvenimus ir patarnavo žmonių poreikiam. Žmonių nusistatymas dažnai mes užmirštame svarbius dalykus, kuriuos laiks nuo laiko reiktų prisiminti. Dažnai mes sakome, laikas netinkamas, vieta netinkama ir mes riboti ištekliuose. Viešpaties požiūris į viską, nėra reikalo iš čia jiems eiti. Išteklių pakanka, žvilgsnis tegul būna teisingas ir viešpats pasirūpina daugiau negu reikia. Aš žinau vieną dalyką. Visada jautiesi blogai, kada pasirenki žiūrėti į neigiamas aplinkybės savo gyvenime, o ne į Jėzų. Ir būkime atviri. Kiekvieno paklausi ir pasakys, jo, žiūriu į Jėzų, tikrai žiūriu į Jėzų, aš suprantu Dievą, aš žiūriu į Jėzų. Mano ir tavo veidas išduoda, į ką tu žiūri, ar ne? Labai dažnai. Mano ir tavo veidas išduoda, į ką mes žiūrime. Blogi jausmai tada yra neišvengiami. Bet prašau, nepamirškite, tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Požiūris, kaip moko viešpats, į ten, kur reikia, į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaidėją, padeda mums susikoncentruoti teisingai, pasitikėti Dievu ir pirmoje vietoje ieškoti tai, kas turi būti pirmoje vietoje. Jeigu šiandien kažkas ne taip gyvenime, ateik pas viešpatį, aš tau negaliu padėti, kitas žmogus tau negali padėti. Ateik pas viešpatį ir sakyk, viešpatė, padėk man pakeisti požiūrį. Viešpatė, padėk man nukreipti akis ten, kur moki nukreipti. Nepasirinkite žiūrėti į neigiamas aplinkybės gyvenime. Žiūrėkite Jėzų, kuris neribotas savo ištekliuose ir kuris turi visai kitokį požiūrį į poreikius ir situacijų patenkinimą, negu turi žmogus. Ir kaip svarbu, apmąstant vėl tą patį pavyzdį, vadovautis bibliniu požiūriu, o ne žmogišku požiūriu arba pasaulio požiūriu, kaip veikia viešpats ir kaip jisai patenkina mūsų poreikius. Visi valgė ir pasisotino, surinko 12 pilnų pintinių likusių trupinių, o valgytojų buvo apie 5000 vyrų, neskaičiuojant moterų ir vaikų. Žvelkite į dangų, į Kristų. Neužmirškite, kad jis visą laiką šalia. Žodis, kuris yra Dievas ir kuris tavo gyvenime, jeigu tu pažįsti jį asmeniškai, nėra apribotas niekame. Aš kviečiu, kad mes atsistotume ir pasimelstume.